ten nesusitikimas interviu, aš tai vertinu labai gerai, Aš tą Takerį pasižiūriu jau seniai pasižiūriu, Kai tai, dar Fox ką aš News'e kalbu, dirbdavo? ar ką kalba Takeris, tai yra labai dažnai panašu. Ir šitoj vietoj normalu, kad atvažiavo žmogus, jis prieš tai pasakojo, kai jisai buvo susigalvojęs važiuoti į Maskvą ir imti interviu, jau buvo pasiderinęs ir nuvažiavęs į Vašingtoną staiga sužinojo, kad jau visi viską žino, spec tarnybos jau apie tai kalba. Jis apie tai viešai pranešė. Kaip? Nes nieks nežinojo, o iš kur jie žino? Reiškia, jie sekė jį. Jie sekė jo susirašinėjimą, o tai žurnalisto susirašinėjimas negali nieks sekti. Demokratijos tvirtovė Amerika. Kaip galėjo sužinoti? Pasirodo, galėjo. Ir be teismo sprendimo, be nieko. Tai dabar man labiau smagiau patinka, kad Takerį už tai, kad jis paėmė interviu. Už tai jam į Europos Sąjungą, į sankcijų sąrašus jį įrašyti reikia. Gerai, kad jie pasirodo. Čia lygiai taip pat, kaip Lietuvos radijo televizija pasakė, kad Eduardo Vaitkaus mintis jie nespausdins, nes tai prieštarauja demokratijos principams. Gerai, kad jie pasirodo. Bet šitoj vietoj, kai jie tai pasirodo, atsiprašau, riba yra kategoriškai griežta. Jokio gailesčio jų pusėj būti negali. Nes gailestis jų pusėj, mes turėjom dirbti, mums čia tai pasakė. Ne. Tu, žmogau, pasirinkai taip elgtis. Tai dabar pasirinkai savo likimą. Viskas.